Susirandu sau patogią padėtį, nugara tiesi, pėdos remiasi į grindis. Jeigu sėdžiu ar stoviu, rankos, kojos nesukryžiuotos. Jeigu patogu, užmerkiu akis. Visos meditacijos metu stengiuosi išlaikyti budrumą. Jeigu prarandu budrumą, galiu atsimerkti ir pakeisti poziciją. Keletą kartų giliau įkvepiu ir iškvepiu. Leidžiu kūnui atsipalaiduoti, mintims nurimti. Pajaučiu visą savo kūną, nuo pėdų iki pat galvos. Ar nėra įsitempusių vietų? Jeigu pastebiu įsitempusias vietas, kiek įmanoma labiau jas atpalaiduoju. Toliau kvėpuoju natūraliai, be jokios prievartos kvėpuoti. Toliau kvėpuoju natūraliai, be jokios prievartos kvėpuoti. Jeigu dėmesys nuklysta į mintis, planus, prisiminimus, leidžiu jiems praplaukti ir savo dėmesį švelniai grąžinu prie kvėpavimo stebėjimo. Savo kvėpavimą palieku fone. Įsivaizduoju, kad šiuo metu sėdžiu kino teatre. Prasideda filmas, baltas ekranas prieš akis. Ekrane matau savo minčių filmą. Mintys, esančios mano galvoje, užpildo ekraną. Stebiu ekraną, ramiai, tarsi iš šalies. Leidžiu ateiti įvairioms mintims. Aš tiesiog ramiai sėdžiu ir viską stebiu. Gali būti, kad tas ekranas tapo perpildytas minčių. Viena mintis išeina, kita ateina. O gal pas mane vos viena kita mintis? Ar visai nėra minčių? Matau tik baltą ekraną. Kaip įdomu stebėti, kas vyksta toliau. Leidžiu tam įvykti, nesipriešinu. Esu tik žiūrovas. Galiu išvysti įvairiausių žanrų, vaizdų. Galbūt tas vaizdas sukelia man kokių nors jausmų, emocinių, fizinių kūno pokyčių. Gal pagreitėja kvėpavimas, pagreitėja širdies plakimas, kyla šypsena, įtampa. Stebiu viską tarsi kino filme ir priimu viską, kaip yra.
Pastebiu, kaip viena mintis pakeičia kitą mintį. Gal tarp savo minčių matau baltą ekraną. Kaip aš jaučiuosi, kai nėra minčių. Ramiai sėdžiu ir viską stebiu. Truputį atsisveikinu su savo minčių kinu. Grįžtu į savo kūną, į savo kvėpavimą.